Sveiki, šiandien ir vėl apie nacionalinio stadiono gėdą. Yra papildomų informacijos, yra ką papasakoti, tai pasitengsiu vėl kaip visada trumpai, glaustai, bet kas matėte, kas nematėte, mažiau negu prieš savaitę, penktadienį, opozicija, Vilniaus miesto opozicija susirinko prie Vilniaus Akropolio ir padarėm tokį trolinimą su raudonos juostelės perkirpimu, nes iš tikrųjų buvo proga. Pagal dabar galiojančią sutartį, kuri pasirašyta 21 metų spalio 8 dieną, statybos rangos darbai turėjo būti pabaigti šių metų balandžio 3 dieną. Taip, nepriklausomai kas ten kur ką šnekėtų, pagal sutartį yra jos priedas, darbų atlikimo grafikas, jame labai aiškiai nurodyta, kas kur kada turėjo būti pabaigta. Tai vat pagal tą priedą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis, statybos rangos darbai jau turėjo būti pabaigti. Tai vat mes susitikom, prisikvietėm žurnalistų, sudalyvavo tikrai nemažai iš jų ir buvo visokių skirtingų reportažų. Tai vat pažiūrėkit, pavyzdžiui, ką parodė LNK per savo žinias. Kiekvienas laikas su kaire, laikai. Ar visi pasiruošę? Dar ne? Šiandien turėjo būti svarbi diena, kaip nekartą sakė Vilniaus ar visos šalies vadovai, nuplauta Lietuvos gėda. Nuplaus ir mūsų miesto ir nepabijosiu sakyti ir visos šalies gėdą. Bet vietoj tokio vaizdo ir šviežio betono kvapo lieka balos, kemsynai ir gėda, į kurią pasistengta pažiūrėti su šypsena. Kerpam? Kerpam. Perkirpta. Ačiū, kad atvykote. Tikrai pavasariška diena. Perkirpom juostelę ne veltui, nes šiandieną iš esmės pagal mūsų koncesijos darbų sutartį yra rangos darbų pabaiga. Čia jau turėjo stovėti stadionas, turėjo rinktis futbolininkai tūkstančiai sirgalių. Kaip Valdas Benkunskas pažadėjo, Liepos mėnesį jau turėjo spardyti futbolo kamuolį futbolo rungtynėse. Turėjo stovėti ir krepšinio arena, kitų sporto šakų salės, vaikų darželis, muziejus, visą parą veikianti biblioteka. Vilniečiai ir visa Lietuva laukia pagaliau stadiono, o ne tokio išpūstų burbulo su naktiniam bibliotekom ir kitais nereikalingais dalykais, su visa pagarba bibliotekoms. Nacionalinis stadionas savo pinigais turėjo pastatyti investicijų fondas Baltcap. Savivaldybė būtų atsiskaičiusi per 2 metus. Po Šarūno Stepukonio skandalo, kai iš Baltcap galėjo pasisavinti net 40 milijonų, Baltcap kalbėjo, kad projektą norėtų perduoti verslininkui Arvydui Avuliui, bet tai liko pakalbėjimais. Šita sutartis de facto nebuvo prižiūrima ir tiesiog palikta viskas savieigai. Mums pasakojant kažkokią gražią pasaką apie tai, kad ateis kitas koncesininkas ir viskas sutvarkys. Projektą stabdo ir kad Europos komisija vis neparengia išvados, ar galima stadioną finansuoti mokesčių mokėtojų pinigais. Opozicijos nariai sako, dabar savivaldybė turi pagrindą nutraukti sutartį su stadiono laiku nepastačiusiu, net nepradėjusiu statyti Baltcap. Čia, žinokit, šito vietoj labai svarbu pažymėti, kad nepriklausomai nuo to, kad ten sako, kad pabranginta sutartis dabar, kad Avulis išgelbės miestą. Ne. Šitie atnaujinimai, kuriuos prieš metus priėmė taryba ir dėl pabranginimo, ir dėl to, kad pabandyt perduoti Avuliui šitą visas statybos, jos dar negalioja. Negalioja tol, kol negautas teigiamas atsakymas iš Europos komisijos. Tai yra didelė tikimybė, kad jis ir nebus gautas, tai reiškia, nebus jokio Avulio ir taip toliau. Turim šiuo metu galiojančią sutartį, pagal kurią, dabar jau kartojos, turėjo būti pabaigti statybos darbai. Kodėl tas nepadaryta? Kodėl nieks net neprižiūri sutarties? Kodėl iš vis dabar neieškoma, kaip nutraukta sutartį? Nu, čia jau kitas klausimas. Šiuo metu tikrai yra pagrindas kviesti nutraukti dabar galiojančią sutartį ir kalbėti apie nuostolių kompensavimą iš dabartinio koncesininko. Meras sako priešingai, jei savivaldybė nutrauktų sutartį, Baltcap galėtų reikalauti kompensacijų. Jeigu mes turėtume sutarties kažkokį nutraukimą, turėtume kalbėti apie labai rimtus nuostolius ir jų atlyginimą. Kol kas, anot mero, iš biudžeto neišleista nei cento. Nei valstybė, nei savivaldybė šiai dienai nei cento nėra išleidus šitam projektui. Kelis milijonus jau išleidusios įmonės bylinėjasi teismuose. Pernai, motyvuojant infliaciją, savivaldybė stadiono kainą padidino 40% iki 156 milijonų eurų. Pirmas bandymas pastatyti stadioną buvo sovietmečiu 87-aisiais. Šis tas pastatyta, po 6 metų užkonservuota.
Po to buvo antras bandymas. Planuota, kad stadionas stovės 2009-aisiais. Jame bus minimas Lietuvos 1000-metis. Stadiono pastatymas yra viena iš lengviausių dalių. Klausimas, kaip jį eksploatuoti. Už 100 milijonų litų išlieti nauji pamatai, bet prasidėjo ginčai, kas turi toliau finansuoti. Savivaldybė, vyriausybė, o gal Briuselis, darbai vėl stojo. Pabaigti vieną iš svarbių nacionalinių objektų, lėšų šį kartą pritrūko. Prokurorai aiškinosi, bet neįsiaiškino, ar neišvaistyti pinigai. Tada po 10-mečio prasidėjo trečias, iki dabar besitęsiantis bandymas. Apibendrinant, stadiono projektai vis miršta ir vėl pakyla, keičiasi tik įmonės ir išleistos sumos. Šiuo metu stadione 2 pamainomis dirba beveik 400 darbininkų. Investuota daugiau kaip 100 milijonų litų, tačiau už mano nugaros matote, į ką šie pinigai pavirto. Sutrupintas ir susmulkintas betono laužas. Ar šis stadionas vaiduoklis taps vieninteliu šalyje nacionaliniu stadionu, paaiškės atlikus galimybių studiją. Dabartinis meras, kaip ir ankstesni, nepraranda vilties. Statybos gali būti užbaigtos per artimiausius metus. Anot opozicijos, prieš 2000 metų romėnai be traktorių ir kranų Koliziejų pasistatė 3 kartus greičiau nei Vilnius stadioną. Taigi, pagrindinė šitos mūsų akcijos dalis ir buvo atkreipti dėmesį, kad jokio plano B nėra ir net neplanuojama būti pas Benkunską. Jisai nusimatęs, kad žūtbūt, kad ir pažeidžiant visokias politikos moralės ir elgesio normas, jisai eis iki galo, lauks to sprendimo, tikisi, kad bus teigiamas ir kad Haneris iš Baltkepo nusipirks tą įmonę, kuri ir atsakinga už stadiono statybas. Jeigu taip neįvyks, tiesiog man gaila bus Valdo Benkunsko, nes panašu, kad ta įmonė, kuri turėjo turėti finansinės garantijas, jinai jų neturi, įmonė visiškai nemoki, ta mums liudija tokie dalykai, kad pasikreipė Veikmė, tai yra buvęs subrangovas, jie bando išieškoti ar 8 ar 10 netgi milijonų eurų iš tos UAB Vilniaus daugiafunkcis centras už prieš tai padarytus darbus. Lygiai taip pat pasikreipė su milijoniniu ieškiniu projektavimo įmonė Cloud Architects, tai reiškia, net už projektavimo darbus UAB Vilniaus daugiafunkcis centras negali atsiskaityti ir netgi per teismus eina Cloud Architect, kad išreikalautų tokios sumos. Kaip jie planavo tęsti statybas, arba ar jie turi finansinės garantijas, dabar sumokėti Vilniaus miestui už tai, kad laiku netlikti darbai, greičiausiai jie neturi. Viena iš priežasčių, kodėl Valdas Benkunskas tiesiog negali ir nenori jų smaugti, nes kitaip iškils didelis skandalas, kuris jie, man atrodo, tiesiog sužlugdys. Tai žinokit, taip kaip su Stepukoniu kažkada buvo bandomas nugesinti šitas skandalas ir nepykit, bet aš tikrai turiu tokią stiprią nuomonę, kad bankai prisidėjo prie to, nes jiems tikrai nieks nenorėjo iš bankų, nei SEB, nei SVET turės tos reputacinės rizikos, net ne rizikos, o reputacinių problemų susijusių su to, kad jie neatsargiai painvestavo į Baltkep atskiras įmonės. Taip ir dabar. Tiesiog Benkunskas negali sau leisti, kad šitas skandalas iškiltų į viešumą, kad nebuvo užtikrintos finansinės garantijos ir elementariai nebus iš ko išsireikalauti baudų. Tas pasakas, kad jisai pasako, kad mums sutarties nutraukimas kainuos daug, tai yra visiškas absurdas. Atvirkščiai, jeigu jau prieš metus Baltkepas atėjo ir pasakė, kad jie finansiškai nėra pajėgus tęsti projekto, jau buvo signalas, kad mes galime bandyti nutraukti šitą sutartį, galvoti kokiom sąlygom ir taip toliau. Dabar, kai jau yra aiškus deadline'as, aiškus terminai, iki kada turėjo būti pabaigti statybos rangos darbai ir jie yra nepabaigti, tai vienareikšmiškai tu tiesiog gali sakyti, bičiuli, tu nepadarei darbų, mes dėl to nutraukiam su tavim sutartį. Ir viskas, apie kokias čia baudas kalba Benkunskas, nežinau, tyčia jums pasakoja pasakos tam, kad jūs nekreiptumėte dėmesio į realius faktus, prie kurių ir apie kuriuos mes turėtume kalbėti. Tai aš savo ruoštų vakar pasikreipiau tiek į Vilniaus miesto savivaldybę, į švietimo ministeriją, nes jie irgi dalyvauja šito sutartį ir būtent švietimo ministerija turės skirti 58 milijonus eurų stadiono statybom. Pasikreipiau viešų pirkimų tarnybą, nes jie privalėjo prižiūrėti šitą sutartį, taip pat vyriausybės kanceliarija gavo šitą raštą ir Seimo audito komitetas. Tai aš labai viliuosi, kad kažkas
elementariai jau prispaus Vilniaus miesto savivaldybė arba švietimo ministerija konstatuot, kad darbai nėra pabaigti, kad tai yra geras, rimtas pagrindas nutraukti šitą sutartį ir mes pagaliau baigsim šitas nesąmonės. Tai vat, šiandien tiek, dovanokit už vaizdo kokybę, nežinau, kas atsitiko mano telefonu, su kuriuo aš ir filmuoju tokį dalyką, pasistengsiu kitam reportažui išsiaiškinti, susitvarkyti, bet vis tiek ačiū labai, kad žiūrėjote, spauskite like. Prenumeruokite šitą kanalą, jeigu galite, paremkite partiją Lietuva visų, kurią aš priklausau, nes netrukus baigsis deklaravimo periodas. Taip kad ačiū visi, kas palaikot, už gerus žodžius ir iki kitų kartų.